Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Ar žinojote, kad vaikai turi sportuoti kasdieną po 3-4 valandas? Šių normų laikosi tik apie 12% vaikų. Kodėl reikėtų judėti ir kas gali nutikti, jei vaikas nesportuos? Atsakymas šiame reportaže. Jei prisimintume savo vaikystę, ko gero daugiausiai įspūdžių būtų iš kiemo žaidimų. Ir visai nesvarbu, kokiu metų laiku, tačiau praleisdavome ištisas valandas judėdami. Globalizacija ir čia padarė pokyčių, paplito pasyvaus gyvenimo būdas. Šių dienų vaikai daugiau laiko leidžia prie kompiuterio, televizoriaus nejudėdami. Atsirado nepakankamo fizinio aktyvumo problema. Iš tikrųjų, fizinis aktyvumas yra labai svarbu dėl to, kad vaikas turi ir judėti, ne tik tai, nes dabar iš tikrųjų toks momentas, kai vaikai iš tikrųjų pagrindė sėdi prie kompiuterių, mokyklos suolė ir to aktyvumo visiškai nėra. O ką fizinis aktyvumas duoda? Tai duoda sveikatą, duoda judrumą ir iš tikrųjų vaikams judėti reikia raumenis stiprinti. Tai yra labai svarbu iš tikrųjų. Mums visiems fizinio aktyvumo reikia taip, kaip oro ir maisto, o ypač vaikams, kurie intensyviai auga, tvirtėja ir tobulėja. Fizinis aktyvumas yra labai svarbus gerinant ir stiprinant žmogaus sveikatą bei mažinant riziką susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Vaikų kaulai palyginti su suaugusiųjų yra elastingesni, lankstesni, rečiau lūžta, o lūžę greičiau sugyja. Tačiau veikiant įvairiems neigiamiems veiksniams jie greičiau ir iškrypsta, ypač linkęs iškrypti stuburas, greitai deformuojasi pėdos skliautas. Vaikams iš tikrųjų prasideda būna anksti. Tėveliai iš tikrųjų turėtų labai pastebėti, nuo 5-6 metų jau vaiką galima atkreipti dėmesį. Iš tikrųjų tai yra labai paprasta. Tėveliai tiesiog turi išsirengti vaiką, pasistatyti prie sienos ir pasižiūrėti pečių juostą, kaip yra galvytė yra simetriškai, kaip yra nugaros padėtis, kaip yra raumenukai išsivystę, ar dubuo nesusuka. Tai šitie dalykai yra labai svarbu. Jeigu juos pastebime, tai iš tikrųjų reikia eiti pas specialistą, pas kineziterapeutą ir kad jisai apžiūrėtų, sudarytų individualią programą ir kad vaikas stiprintų nugaros raumenis, kad neišsivystytų į didesnės problemas, negu dar yra. Pagrindinė taisyklingos laikysenos profilaktinė priemonė yra fiziniai pratimai. Reikia parinkti tokius pratimus, kurie stiprina nugaros, pilvo, rankų, pečių juostos raumenis. Norėdami apsaugoti nuo stuburo iškrypimų, būtinai turime kontroliuoti ir koreguoti vaikų laikyseną. Tėveliams vertėtų sunerimti, jei pastebi štai šiuos specialistės paminėtus požymius. Vaikas kūprinasi, pažiūrėtum, dažniausiai būna tai nuo kuprinės didelės sunkios, arba labai reikia stebėti, kaip vaikas vaikšto, kaip pėdas deda, ar keliai neina į vidų. Tai yra patys svarbiausi dalykai, ar galva tiesiai. Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja, kad vaikai turėtų būti fiziškai aktyvūs ne mažiau kaip 40-60 minučių per dieną. Šis rekomenduojamas laikas gali būti suskirstytas į trumpesnius laiko tarpsnius, ne mažiau kaip 10 minučių. Tačiau netgi mažesnės trukmės fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį sveikatai. Vis dėlto tyrimai rodo, kad dėl per mažo fizinio aktyvumo vaikai turi ne tik sveikatos problemų, bet ir per didelį prisirišimą prie kompiuterio ar televizoriaus. Būtent šiuo tikslu šalies darželiuose prieš 3 metus pradėtas organizuoti futboliuko turnyras. Projektas ne tik siekia vaikus sudominti pačiu futbolo žaidimu, bet ir suteikti galimybę ikimokyklinukams kuo daugiau judėti. Ir kad sportas taptų nesunkiu darbu, o malonė veikla. Tu tėčiu žaidži futbolą? Ne. O jeigu žaistum, kuris laimėtų iš jūsų? Tėtis. O tau dar daug iki jo trūksta? Išmokti visko. Ne, taip. Oi, taip. O ką reikia daryti, kad gerai žaistum? Mokytis. O sportuoti apskritai jums patinka? Taip. O mergaitėm, ką labiau patinka veikti? Žaisti su lėlėm ar futboliuką? Žaisti su lėlėm. O man futboliuką. Labiau nei su mašinu? Kiek man teko bendrauti su įvairiais darželiais, su auklėtojom ir panašiai, iš esmės dabar judėjimo labai trūksta. Dažnai to judėjimo trūksta galbūt netgi ir dėl tėvelių perdėm saugojimo savo vaikų, sakykime, jie bijo, kad neperšaltų ir, sakykime, iš automobilio, kaip jie sako, jie ant rankų atneša į grupę ir padeda. Vaikai net nepaeina, net porą žingsnių eidami į darželį. Tai čia futboliukai jie gali dūkti, lakstyti. Tarptautinės tyrimo programos, kurioje dalyvavo 24 Europos šalys duomenimis, tarp 11-15 metų Lietuvos mergaičių nepakankamai fiziškai aktyvios sudarė 55, o tarp berniukų truputį daugiau kaip 29%. Kiek aš iš tikrųjų pastebiu, tai mergaitės pasideda aptingusios yra labiau. Jos, kaip mokykla yra kūno kultūra, tai jos sugalvoja labai daug priežasčių, kad jos nedaryti, ten, kaip dabar yra mamos rašteliai ir taip toliau.
Tai, kaip sakant, priežasčių atsiranda labai daug, bet gal, sakau, ta kūno kultūra mokyklose dabar šiuo metu nėra tokia įdomi vaikams. Gal ta, kaip sakant, tie pratimai, ta kūno kultūra, kaip aš sakau, galėtų būti tokia kaip gydomoji mankšta vaikams. Tai tada vaikams nereikėtų eiti į tą kineziterapiją dabar, ką mes čia turime čia. Anot specialistų daugėja vaikų, kurie turi laikysenos stuburo problemų. Rezultatai niūrūs. Net 25–30% mūsų moksleivių nustatyta netaisyklinga kūno laikysena. 6–8% vaikų diagnozuotas stuburo iškrypimas – skoliozė. Pagrindinė netaisyklingos laikysenos priežastis – judėjimo stoka. Statistika rodo, kad pirmose klasėse įvairių stuburo iškrypimų turinčių vaikų būna apie 3%, 8 jau apie 8%, vyresnėse klasėse net iki 20%. Įgimti laikysenos sutrikimai pasitaiko retai. Būna įvairiai, būna kartais atveda ir iškart pastebi, kartais jau būna vėlesnis periodas, bet svarbiausia, kad atvedė ir tu jau gali įsikišti dar į tą vaiko visą reguliavimą, nes jau kaip jam sueina 16–18 metų, jau tu iš tikrųjų realiai būna nieko nebegali padaryti. Tai va, jau vaikas suaugęs, subrendęs, viskas susiformavę ir tu jau nieko nebegali padaryti. O dabar, kai būna vaikai dar mažo amžiaus, sakant, tai tu dar gali kažką pataisyti, įsikišti tai į tą augimą ir viską. Tėveliams specialistai patarė nežiūrėti pro pirštus į savo atžalos nevienodai pakilusius pečius ar sulinkusią nugarą. Padėkite savo vaikams mėgauti sveiką ir gražią vaikystę, kurią daug mieliau leisti sportuojant, nei varstant medicinos įstaigų duris.